Tikriausiai beveik kiekvienas iš mūsų yra bent akies krašteliu matęs amerikietiškų imtynių įrašą, kurios garsėja imitacijomis ir vaidyba. Tačiau šį kartą siūlome jums užmiršti suvaidintas kovas ir pasinerti į tikromis emocijomis ir tikromis pergalėmis bei pralaimėjimais alsuojantį Lietuvos studentų laisvųjų imtynių čempionatą. Galima sakyti istorinis įvykis, kadangi niekada nebuvo Lietuvos studentų sporto asociacijos organizavusi būtent laisvųjų imtynių. Vyksta graikų romėnų čempionatas, vyksta sambo, vyksta dziudo, bet laisvųjų imtynių čempionato dar nebuvo vykę. Varžybų metu svarbu pasirodyti taip gerai, kaip įmanoma. Tam, žinoma, reikia nuolat ir daug treniruotis. Vienas čempionato dalyvių teigia, jog iš pažiūros imtynių treniruotės gali pasirodyti panašios į akrobatiką. Atėję pirmą kartą imtynės, žmonės pamato, kad ten yra labai daug akrobatikos. Visi sako, ką jūs čia breiką šokat? Taigi, pirmiausia, aišku, yra labai svarbu apšilti. Tam skiriame turbūt daugiau nei pusę treniruotės, o paskui stengiamės išvystyti savo tas veiksmus, pripratinti kūną prie kito kūno, kad galėtumėm efektyviai išnaudoti tai per varžybas. Tiesa, vien jėgos šiame sporte nepakanka. Pasak čempionato dalyvių, šis sportas pasižymi tuo, jog imtynininkas turi gerai išmanyti fizikos dėsnius. Būtent tai padeda nukreipti varžovo jėgą prieš jį patį. Imtynininkui tikrai reikia iš tikrųjų visų savybių, tiek ir vikrumo, stiprumo, reikia protingumo, proto, kadangi reikia apgauti savo varžovą, reikia numatyti priešininko judesį, sakykime, į priekį jau. Sakykime, imtynininkui tikram reikia visų savybių. Pasibaigus čempionatui, sportininkai buvo apdovanoti medaliais, taurėmis ir svarbiausia, nauja patirtimi.